Mano monologo tema šiandieną, kurį galima įvardinti kaip tęsinį jau buvusio apie kainas ir algas, vadinasi, kodėl mes neišsirenkam geros valdžios. Na, turbūt visi matot, kad 20 metų renkam ir vis kaip nepatenkinti, taip nepatenkinti. Nespėjam Seimą išrinkti ir jeigu jau toj pat praėjus mėnesiui po rinkimų mes žiūrim, kaip įvertina visuomenį, jau jo reitingas būna tenais beveik nulis. Ką tik išrinko ir iš karto nulis. Nu ir kyla klausimas, kodėl tada visuomenė, čia tarp kitko ne tik Lietuvoje, tai yra praktiškai viso pasaulio bėda. Ir kyla klausimai, kodėl taip atsitinka, kas sąlygoja. Ir bandydamas atsakyti šitos klausimus, pasakau keletą įžanginių pastabų, liečiančių šitą mano monologą. Jisai skiriasi nuo daugelio mano pasisakymų, tuo skirsis, kad jeigu aš stengiuosi remti skaičiais, remti tam tikrais įrodymais, argumentais, tai čia daugelis dalykų bus sunkiai įrodomi. Tai yra daugiau tokio intuityvaus lygmens tie argumentai. Kiekvieną iš tų mano pasakymų reikėtų labai ilgai įrodinėti. Ir dėl to aš neskirsiu daug laiko įrodymams, o tiesiog konstatuosiu keletą sąlygų, kurios mano manimu ir duodavo tą rezultatą, nepasitenkinimo valdžia ir nesugebėjimo išsirinkti valdžios, kuri tenkintų daugumos visuomenės interesus. Net ką reiškia gera valdžia? Nu, kuri tenkina bent jau 50% visuomenės interesus. Kuo didesnė dalis visuomenės yra patenkinta įvykiais, tuo ta valdžia yra geresnė. Tai paprastai pasakė. Ir štai pradėkime. Pirma tokia rubrika yra mūsų kaip žmonių pasaulio suvokimo ypatumai. Ir pirmas dalykas, turbūt sutiksit, kad vis tik priešingai negu atrodytų, taip nesigilinant, mes pasaulį suvokiam ne tiek protu, tiek jausmais. Jausmas visada eina priekyje proto. Pastebėkit save. Jūs sutinkat naują žmogų, jūs dar nieko apie jį nežinot, o jausmas jau gimsta. Jis jums patinka arba nepatinka. Jis kelia kažkokius malonius įspūdžius arba nemalonius įspūdžius. Ir netgi apie žmonės atkreipkite dėmesį, gal jūs susidūrėt. Sutinki senai matytą žmogų, jis tau sukelia kažkokį jausmą, jau tu nebeatsimeni protų tų faktų, kurie sukėlė tą jausmą, o jausmą atsimeni. Kai jausmas net išsilaiko ilgiau negu proto argumentai. Ir dėl to, kalbant apie tą rinkėją, kuris renka valdžią, jis ir yra tas jausmo žmogus, ir jis pasaulį vertina pirmiausia jausmais, ir jeigu jam kažką aiškina žmogus, kur jis jam nepatinka, jis labai sunkiai priims jo argumentus, nes jausmas užgožia galimybę suvokti, ką tas žmogus šneka. Tas pats yra su jausmu malonu, nemalonu. Jeigu yra vardinami faktai, kurie kelia žmogui kažkokius nemalonius jausmus, jis stengsis tų faktų negirdėti, juos apeiti, ignoruoti ir panašiai. Tai štai pirma mūsų suvokimo ypatybė pasaulio. Jausmas eina pirma proto. Antras dalykas. Mums yra būdingas visiems be išimties fragmentinis mąstymas. Geras pavyzdys su tuo drambliu, turbūt daugelis esat skaitę arba girdėję. Jeigu pastatai dramblį, užriši žmogui akis ir liepi iščiupinėjimu pasakyti, kas tai yra, jūs gausit labai skirtingus atsakymus. Tas, kas laiko įsitvėręs uodegą, sakys, kad dramblys tai yra panašus į kažkokį tai šniūrą, kas laiko kojas, dramblys panašus į stulpą ir panašiai. Ir susišnekėti tiem žmonėms, kurie visi čiupinėja tą patį dramblį ir susišnekėti jie negali, nes jie atskirus fragmentus tik aiškiai mato. Ir aišku, yra žmonių, kurie mato, sakykime, nors kontūrus, bet kad tai yra kažkoks gyvūnas. Jau toks žmogus daugiau supras apie patį dramblį, apie gyvenimą, apie aplinką. Ir tas fragmentinis mąstymas, jis yra, matyt, visiems būdingas, tik ne visi vienodų pločių ima pasaulį. Vieni tik fragmentais, kiti plačiau. Ir čia jau priklauso nuo prigimties žmogaus. Tai štai antra savybė. Mūsų mąstymas. Fragmentinis mąstymas yra. O suvokti pasaulį ir
duoti atsakymus į klausimus, kuriuos jis kelia tas pasaulis, reikia sisteminio mąstymo, reikia konceptualaus mąstymo, apimančio visus, kiek įmanoma daugiau ryšių ir įvairiausių įtakų vieni kitiems procesai, kurie daro. O galimybių dėja, didžioji dalis žmonių neturi šitam. Absoliuti dauguma žmonių mąsto labai fragmentiškai. Atkreipkite dėmesį bendraudami su žmonėmis ir jūs tą iš karto pamatysit. Toliau, kita labai svarbi mūsų suvokimo ypatybė. Angliškai tai vadinasi wishful thinking. Reiškia, žiūriu į pasaulį taip, kaip aš norėčiau, kad jis atrodytų. Koks jis man būtų malonus. Ir aš pats save pagaunu dažnai. Aš tai staiga kažką vertinu, bet aš įjungiu smegenis ir galvoju, ar man taip norisi, kad būtų? Ar iš tikrųjų taip yra? Ir jeigu jūs save paanalizuosit, paaiškės, kad labai sunku atsakyti ir savo būna. Ar tikrai taip yra? Ar tik man atrodo ir man norisi, kad tai būtų? Jeigu imsim visuomeninius procesus, čia labai geras pavyzdys yra mūsų buvimas Europos Sąjungoje ir visa ta stojimo į Europos Sąjungą epopėja. Juk kaip malonu yra galvoti, kad kažkas tau padės, kad kažkas tau už 1 litą duos 3 atgal. Ir juk labai mažai kas visuomenė kėlė klausimą, ar įmanoma iš principo tai? Ar yra buvę istorijoje tokių dalykų, kad vienos tautos išlaikytų kitas tautas ir visą laiką jas be savo naudos valgydintų? Jeigu tik tai pažiūrėti į gyvenimą, paaiškėja, kad niekada to nebuvo. Bet kažkodėl ir lietuviai, ir lenkai, ir rumūnai, ir ukrainiečiai dabar, kurie veržėsi Europos Sąjungą, jiem visiems atrodo ir mums atrodė, kad tai yra įmanoma. Nes norisi, kad tai būtų. Va tas wishful thinking. Lygiai taip pat vakarų Europą sužlugo su multikulturalizmu šituo. Jie irgi labai gražiai skamba, kad suvažiuos skirtingų rasių žmonės, visi susitaras, integruosis. Norėjo šitaip žmonės, kad būtų. Bet jeigu jie būtų pasižiūrėję į istoriją, būtų matę, kad to niekada nebuvo. Niekada rasės ir atskiros visuomenės nesimaišo be konflikto. Nėra šito buvę. Tai kodėl staiga vakarų Europa nutarė, kad šį kartą bus kitaip negu visą laiką? O tas wishful thinking. Norėjusi, kad tai būtų. Ir jūs tą rasit ir buitiniam gyvenime. Pasižiūrėkit, kai kalba su žmonėmis. Didžioji dauguma diskusijų vyksta va šitam lygmenyje. Žmonės kalba taip, kaip jie norėtų, kad būtų. Ir štai yra be abejo daug kitų ypatumų mūsų mąstymo. Bet aš pasiimu va šitos 3. Jausmas pirma, fragmentinis mąstymas ir žiūrėjimas į pasaulį per tai, kaip man norėtųsi, kad būtų. Ir štai iš šito mikso, va šitų ypatybių, kyla tam tikras kiekvieno žmogaus pasaulio vaizdas. Žmogus negali gyventi neatsakydamas savo, kaip pasaulis sutvarkytas. Ir jisai daugiau mažiau iš tų fragmentėlių, iš savo norų, susikūrė tam tikrą modelį. Kas pasiima, sakykime, jau gatavą, ar tai religinį, ar tai filosofinį, ar tai ekonominį modelį, pasiima kaip gatavą tam tikrą. Ir juo jau paskui pasaulį matuoja per šitą savo modelį. Ir koks čia gaunasi fenomenas? Sykį žmogus susikūręs va šitą savo modelį, vienokį ir kitokį, fragmentišką ten ir taip toliau. Jis labai sunkiai jį keičia. Ir jisai kiekvieną šitą naują faktą arba įvykį, kuris griauna jo šitą modelį, jis jos stengiasi nematyti. Jis jį ignoruoja iki paskutinio. Tai yra tiesiog būdinga mūsų irgi tam tikra pasaulio suvokimo savybė. Jeigu jau aš esu, sakykime, kažkokios religijos atstovas, tai aš ginsiu šitą savo matymą iki paskutinį. Tai yra tokia duotybė. Ir tai, ką aš dabar šnekėjau, vienyje mus. Tai yra mūsų visų bendri tam tikri ypatumai. O dabar, kokių mūsų esama, kokių mūsų kaip žmonių esama, tai yra skirtumai. Kas mus skiria? Ir pirmiausia, kaip be būtų skaudu tai pasakyti, bet mus skiria prigimtis pagal sugebėjimą susigaudyti pasaulyje, pagal patį prigimtą sugebėjimą. Aš čia duodu pavyzdį su
klausa. Kad geriau suprastumėt, ką aš noriu pasakyti. Turbūt juk visi sutiksit. Dauguma žmonių arba visai negali pataikyti toną, arba dainuoja, šiaip taip, sakykime, ar ne? Ir tokių žmonių yra dauguma. Toliau yra žmonių, kurie dainuoja visai neblogai. Ir turi gerą klausą. Tokių jau yra mažiau žymiai. Paskui yra žmonės, kurie tiesiog puikūs dainininkai. Jau jų yra praktiškai visai nedaug. Šių procentų nesakysiu, nes, sakau, sunku čia juos apibrėžti, bet juk visi tą jaučiat, susidurėt gyvenime. Bet yra kategorija žmonių, kurie nebūtinai dainuoja, balsas yra atskiras klausimas, aš apie klausą šneku. Jie turi absoliučią klausą. Jie girdi, štai nuskambėjo nata bet kur, ir jisai girdi automatiškai, kokia tai yra nata. Tokių žmonių jau yra vienetai. Tas pats yra, sakykime, su poezija. Nors šia kriterijai, ta absoliuti klausa yra toks labai aiškus kriterijus, paspaudė natą ir arba pasako žmogus arba ne. O poezija jau čia vertinimo elementas įsipina. Bet vis tiek, kiekvienas iš mūsų gali daugmaž kažkokį tai ten keturailį surimuoti, kad ir primityvą, ar ne? Bet paskui kylant aukštyn tą piramidę, jau atsiranda žmonių, gali visą knygutę išleisti, bet jau tokių yra mažiau. Ir pačioj viršų yra keletą tikrai gerų poetų. Nors eilėraščius rašo visi daugmaž. Tai štai lygiai tas pats mano supratimu yra su sugebėjimu mąstyti ir suvokti pasaulį. Tai yra lygiai toks pats sugebėjimas, kuris ateina su genais. Tu nieko negali pakeisti, va čia yra tas liūdesys. Tu arba gavai per tėvus šitą, arba negavai. Ir aš skirstau žmonės pagal šitą sugebėjimą į tokias kategorijas. Tai yra naivus, jų yra dauguma. Toliau yra gudrus, kurie labai mikliai ant tų naivių sugeba gerai įsitaisyti. Toliau yra protingi žmonės, jie mato negerovės. Kuo skiriasi, sakykime, gudrus nuo protingų? Todėl, kad protingas bando taisyti visą laiką visuomenę, bando taisyti pasaulį. Jam nepatinka čia, kas vyksta, jis ieško atsakymo ir taip toliau ir panašiai. O gudrus, jis nelabai gilinasi į kosminės problemas, jis konkrečiai organizuoja savo gyvenimą. Ir ne veltui, kada mes dabar atsisukam į mūsų privatizacijos pradžią, mes matom, kad geriausiai įsitaisė tai ne tiek tie protingieji, kiek tie gudrieji. Nes jie pačioj pradžioje į Seimą nėjo įstatymų priiminėti, kaip aš, sakykime, ar ne, jie tuo metu naudojosi iš karto galimybėmis, kurios atsirado. Ir šiandieną nereikia stebėti, kad ir mūsų oligarchai, ir Rusijos oligarchai, kai pradedi su jais bendrauti, dažnai nerodo to potencialų, kurio lauktum iš žmogaus turinčių tokius pinigus. Bet štai yra dar ketvirta kategorija, aš ją vadinu išmintingi žmonės. Kuo jie skiriasi nuo protingų žmonių? Todėl, kad protingas žmogus dažnai jis mato negerovės, bet jis neatskiria, kurios negerovės yra, kaip jau pasakyti, dėsnis, jų pakeisti negali. Tai yra Dievo duotos aplinkybės. O jis nori dažnai ir savo gyvenimą aukoja tam, kad pakeistų tai, ko pakeisti negalima iš principų. O išmintingas žmogus, jeigu jisai sugeba atskirti, o tai ne taip lengva, kaip atrodytų. Ne taip lengva. Ką galima pasaulyje pakeisti, o ko negalima pakeisti. Vat mano supratimu, vat šito skirstimo visuomenės į tuos naivius, gudrius, protingus ir išmintingus, mano supratimu, pakeisti neįmanoma. Ir tam nepadės joks auklėjimas, jokie mokslai, niekas. Tai yra įgimtos žmogaus savybės. O jeigu jūs manysit, kad tai yra neįgimtos savybės ir bandysit pakeisti, jūs veltui gaišit laiką. Šiek tiek iš šono, bet sakykime, budizmo filosofija yra toks teiginys. Sako, yra pasaulyje klausimai, į kuriuos nėra atsakymų. Dėl to, jeigu jūs kelsit tos klausimus, jūs veltui sugaišit gyvenimą, nes atsakymų nėra į tos klausimus. Ir yra pasaulyje tokių. Tai yra tiesiog dėsnis, to, kas šitą pasaulį kūrė, jis taip sukūrė, jam šito reikia, kodėl reikia. Aš nesiimu už jį spręsti. Ir va čia yra labai svarbi takoskyra
tarp protingų žmonių ir išmintingų žmonių. Ir ko, pavyzdžiui, šiandieną man visą laiką nepatinka liberalai. Liberalai dažnai būna protingi žmonės, iš tikrųjų. Jie mato tas negerovės, jie mato atskirus fragmentus labai ryškiai, bet jie nemato kito dalyko. Vat jie ir neskiria, kad yra tam tikri, jie nori pakeisti žmogaus prigimtį. Kalbėdami apie laisvą konkurenciją, apie visokius kitokius tos liberalius mitus, jie nori pakeisti žmogaus prigimtį. Mano supratimu, to padaryti neįmanoma. Ir dėl to visi jų veiksmai išvirsta į blogį rezultate. Kaip sako, gerais noras kelias į pragarą yra grįstas. Yra dar kitas labai toks pavyzdys, kuris mano supratimu labai gerai apibūdina, kuo mes skiriamės. Yra žmonės, kurie kūrė taisyklės, kurie organizuoja gyvenimą pagal tas taisyklės kažkieno sukurtas. Ir tie, kurie gyvena tose taisyklės. O tai yra kiekviena religinė bendruomenė. Jinai yra organizuota šitai. Kreipkite, yra kažkas sukūrė tą religinę dogmą. Toliau yra tie kulto tarnai įvairiose religijose, kurie tas dogmas visas neša žmonėms. Ir yra tie, kurie tose dogmose gyvena. Ir tai yra, ar tai būtų religijų kūrėjai, kurie jau senai jų nėra gyvų tarpe, ar tai būtų šiuolaikinės sektos. Jos visos yra organizuotos va tokiu principu. Bet iš esmės ir žmonės skirstosi taip. Bet aš čia noriu vieną dalyką, atkreipdėmėsi į vieną dalyką. Tai, kad žmogus kūrė taisyklės ir priklauso šitai grupiai, arba organizuoja gyvenimą pagal tas taisyklės, visiškai nereiškia, kad jis nėra naivus arba protingas. Jis gali būti visos šitos kategorijos. Tiesiog jo prigimtis yra tokia, kad jis visada laužys taisyklės, jis nekreips dėmesio, jis kurs jas pats savo ir kitiems, bet jis gali būti visiškai neprotingas. Tai nereiškia, kad jeigu jis yra šitoj hierarchijoje, toj vietoj, kūrenčio taisyklės, kad jis yra kažko protingesnis už tos kitus. Čia yra tokia, aš taip matau pasaulį. Ir yra jau ne mano sugalvota, perskaičiau psichologų vienoj knygoje, kaip jie skirsto visuomenę, yra tas, man labai patiko tiesiog tas skirstimas. Reiškia, yra avys, šunys, vilkai ir piemenys. Ir aišku, avių yra daugiausia, pagal juos, vilkų yra mažiau, ir iš tų šunų yra mažiau, ir paskui vilkai ir piemenys. Dabar, kur čia yra skirtumai? Ką jie sako, čia jau ne aš sakau. Suvokia pasaulį daugmaž susigaudo, kas tame pasaulyje vyksta realiai, tik vilkai ir piemenys. Avys ir šunys iš principo pagal savo prigimtį visada bus manipuliacijos objektas ir jie yra nepajėgūs susigaudyti. Taip jau yra sutverta. Dabar kuo skiriasi vilkas ir piemuo santykėje su avimis? Vilkas tą savo supratimą naudoja savo asmeniniam labui. Jis susigaudo, kas vyksta, ir jis tą naudoja tik savo. Piemuo visada stengsis tą savo supratimą panaudoti tų avių labui, daugiau ar mažiau. Štai toks yra skirtumas. Ir vėlgi, jūs galit su tuo sutikti, galit nesutikti. Tai yra nemalonus žinojimas, bet mano supratimu tai yra duota. Ir nuo to niekur negali pabėgti. Na ir paprasčiau dar galima pasakyti yra vedantys ir vedamieji. Kaip religinėse bendruomenėse, taip ir visuomenėje yra tie, kurie veda ir yra tie, kuriuos veda. Ir čia mes pereinam prie kitos rubrikos, kurią aš pavadinau mes sprendžiam ar vis tik už mus sprendžia. Ir atsakymas yra labai paprastas. Už mus sprendžia tie, kurie veda. Tas vadinamas elitas. Taip jau irgi yra sutverta, kad visuomenė kalba pasauliui per savo tą elitą. Ilgai nesiginčinant ir nesiaiškinant, kas tas elitas. Mes jau esam prie šito stalo ne vieną kartą apie tai šnekėję ir prie tokios formulės. Yra žmonės kalbantis ir yra klausantis. Ir tie, kurie kalba viešai tiems klausantiems, va tie savo bendramase ir yra tas elitas. Ir jie rezultate ir sprendžia už tą visuomenę. Dabar, kokie čia atsiranda dalykai? Jeigu tu nori kalbėti visuomeniai, tu turi turėti savotišką repertuarą.
O tas repertuaras tai yra tam tikros idėjos, prasmės, tikslai. Vat visas rinkinys šitų dalykų sudaro tam tikrą elito repertuarą. Aišku, čia iškyla kita tokia problemėlė. Dėl repertuaro vyksta ginčas. Kokį reikia repertuarą vat visą laiką visuomeniai pateikti, kyla ginčai. Ir jeigu imsim Lietuvą, tai Lietuvoje be abejo tas repertuaras jau daugumos elito tarpe yra nusistovėjęs ir yra keletą jau tokių bendrų dalykų. Bet aš kaip pavyzdį, kad suprastumėt, ką aš turiu omeny, aš duosiu Serbijos elito pavyzdį. O štai Serbijos elitas po 99 metų bombardavimo šiandien yra skilęs į dvi dalis. Viena elito dalis nori kalbėti tą repertuarą, kuris atitinka praktiškai mūsų elito repertuarą, o kita dalis sako, palaukit, kaip jūs galite dabar prašytis į Europos Sąjungą, bučiuoti jiem rankutes, jeigu prieš 10 metų jie mus bombardavo ir žudė. O dabar jūs visą šitą užmirštat. Atiduodat mūsų nacionalinius didvyrius, kurie kovojo prieš 10-11 metų, taip? Ignoruodami visą šitą. Ir Serbijos elitas yra susiskaldęs. Ten yra dvi maždaug vienodos pozicijos. O Lietuvoje didžioji dauguma elito iš esmės, kokiais vardais jie besivadintų. Ten liberalai, konservatoriai, kairieji, dešinieji. Iš esmės jie sutinka dėl keletą pagrindinių dalykų. Į Europos Sąjungą stojom visi. Į NATO stojom visi. Toliau, sakykime, jie sutinka su tokiais teiginiais kaip laisva rinka, kaip privatizavimas ir valstybės kapitalo neefektyvumas, konkurencija, tolerancija, užsienio investicijų idėjos, kurios skamba 20 metų. Štai yra tas repertuaras, jeigu kalbėt apie politinę ir ekonominę pusę šito repertuaro. Štai jisai visą laiką sukasi apie šitos teiginius. Ir čia, jeigu ginčai vyksta tarp elito atstovų, tai tik tais dėl detalių. Esminiais dalykais sutinka visi. Aišku, Lietuvoje yra ir kitokio elito, kalbančio. Ir aš atstovauju matyti vienas iš to kitokio elito, kuris 20 metų kalba šiek tiek kitus dalykus. Ir prie šito stalo, ir Respublikos laikraštis šiandieną jau jis ir jungia žmonės, kurie šiek tiek kitaip mato pasaulį negu dauguma Lietuvos to kalbančio elito, tos kalbančios brolijos. Bet, žiūrėkit, kas atsitinka. Ta kalbanti brolyje dažniausiai patys savaime neturi pragyvenimo šaltinį. Kad jie galėtų būti nepriklausomi ir, sakykime, kokį ar verslą turi, ar ten kažką savo rankomis gamina. Tai dažniausiai yra žmonės, kurie dirba arba valstybinėse įstaigose, arba, sakykime, ekonomistai bankuose. Ir neišvengiamai jis gauna maistą iš tam tikro užsakovo. Ir tada tas užsakovas ir formuoja tągi repertuarą. Štai kur problema. Ir iškyla klausimas, ar ta kalbanti brolyje, kiek jinai kalba savo balsu, o kiek jinai kalba tai, už ką gauna valgyti. Ir dabar pasižiūrėkit, kas atsitiko su mūsų ta kalbančia brolyje, jeigu mes paimsim tarybinį laikotarpį ir sąjūdžio laikotarpį. Juk beveik, kaip didžioji dalis tos kalbančios brolijos, tai yra tie patys žmonės. Dabar išaugo nauja karta, ar ne? Bet, sakykime, 15 metų atgal, tai buvo tie patys žmonės, kurie prieš 3-5 metų kalbėjo, sakykime, ekonomikoje apie planinės ekonomikos privalumus. Staiga pasikeitė užsakovas, pasikeitė vėjai. Ir jis jau kalba kaip liberalas. Jis jau yra liberalios ekonomikos adeptas. Aš ką noriu šito pavyzdžių pasakyti, tas pats liečia istorikus, tas pats liečia politologus ir taip toliau. Ašgi šito pavyzdžių noriu pasakyti, kad tai, kad kalbantį brolyje transliuoja tam tikrą repertuarą šiandien, tai dar nereiškia, kad tai yra teisingas repertuaras, kad jis iš tikrųjų yra naudingas toms avims, jeigu nori. Nes jis labai lengvai keičia savo repertuarą pagal užsakovų norus, nes jam reikia valgyti. Čia yra
kaip jums pasakyti, elitas visada yra tautos atstovas pasauliui, bet tas elitas pirmas visada tą tautą ir išduoda. Prisiminkit rusų elitą 19 šimtmetį, kuris apskritai kalbėjo prancūzų kalbą ir kuris visą gyvenimą savo leisdavo Prancūzijai, Paryžiui, o Rusija jam buvo tik tais pinigų uždirbimo priemonė. Beje, panašus dalykas yra dabar Rusijai. Oligarchai, visos šeimos jų yra vakaruose, o Rusija jie naudoja tik tais kaip bazę pinigams uždirbti. Tas pats, jeigu paimsime lietuvių elitas, kaip jisai sulenkėjo savo metu dėl tų privilegijų, kurios ėjo iš Lenkų pusės. Labai geras pavyzdys yra Prūsijos nobiliai. Nobiliais buvo vadinami tas tuometinis Prūsijos elitas. Vokiečiai jiems paliko jų privilegijų dalį. Ir per juos jie suvaldė mūsų kaip čia pasakyti, gentainius galima sakyti. Būtent. Dėl to elitas yra toks labai keistas darinys. Jis kalba tautos vardu, bet jis pats yra labai lengvai pažeidžiamas ir dažnai lengvai juo manipuliuojama yra. Ir dar vieną daiktą reikia pasakyti, kad tai kažkas kalba jums, tai dar nereiškia, kad jis yra už jūs protingesnis, už tos, kurie klauso. Čia aš šitą būtinai noriu pabrėžti. Galioja visi tie patys požymiai, kuriuos aš išvardinau. Kalbanti brolyje lygiai taip pat suvokia pasaulį per jausmą, per fragmentinį mąstymą, per wishful thinking. Ta kalbanti brolyje lygiai taip pat yra jų tarpe naivių, protingų, gudrių ir išmintingų. Viskas tas pats. Ir dėl to, kad žmogus, sakykime, kalba jums apie ekonomikos dalykus, ir turi kažkokią ekonomikos laipsnį, tai visiškai nėra dar ir garantijų, kad jis susigaudo toje ekonomikoje. Ta yra sudėtinga žmogui priimti, va tam, kuris turi tą savo pasaulio matymą, jis norėtų galvoti, kad jeigu žmogus jau baigė kažkokius mokslus ir taip toliau, tai jis geriau už mane kažką žino. Deja, daugelį sričių taip nėra. Ir ypatingai tose srityse, kurios lemia valdžios būtent rinkimo šitos dalykus. Tai yra politologija, ekonomika, istorija. Čia yra labai slidžios disciplinos ir apie ekonomiką apskritai galima šiandieną paklausti, ar tai yra mokslas iš tikrųjų. Ir kiek ekonomikoje yra matematikos ir kiek yra psichologijos. Čia sakau, aš nesigilinsiu, čia būtų atskiras visiškai jau pokalbis. Lygiai taip pat, jeigu apie istoriją šnekėsi. Istorija jau ne mano žodžiai, istorija yra politikos tarnaitė. Istorija visada tarnauja šios dienos politiniams interesams. Ir istorijos yra perrašomas ir bus perrašomas visada. Tai yra dėsnis tam tikras. Ir dėl to, ta kalbanti brolyje, kuri transliuoja tam tikrą repertuarą tiems rinkėjams, toms savims, kurių yra dauguma, jiems yra labai sunku susigaudyti, kur yra tikras galvojimas, kur yra tikri teiginiai, kur yra nupirkti teiginiai ir panašiai. Dabar kaip tualetų tampama? Per pinigus šiandieną galima įsiveršti į tą kalbančios brolijos tarpą. Per tam tikrų mokslų baigimą, kaip sakiau, ypatingai tai yra politologija, istorija, ekonomika. Tai tų žmonių yra klausoma paskui ir daromi sprendimai renkant valdžią. Per tam tikrą aktyvumą žmogaus, per sugebėjimus tam tikrus. Įvairiai. Bet faktas yra tas, kad yra kalbantis ir yra klausantis. Ir tie kalbantis, pabrėžiu, nėra geresni už tuos, kurie klauso. Nėra. Tik tiems klausantiems dažnai taip atrodo. Ir jie rinkdamiesi dažnai ir vadovaujasi jų mintimis, nors jos gali būti klaidingos ir dažnai yra klaidingos. Pasakysiu tik vieną stulbinantį pavyzdį. Dabartinė vakarų pasaulio finansų krizė yra, kaip pasakyti, yra žmonės, kurie gavo Nobelio premijas už tai, kad jie įrodinėjo, kad jau nebebus tų krizių niekada. Jie yra tam tikri kūrėjai tos krizės. Jie gavo Nobelio premijas. Ir kažkas tikėjo, kad tai yra mechanizmas, kuris jau suksis amžinai. Arba paimkite tokį garsų į Fukuyamą ir jo knygą Istorijos pabaiga.
kuris įrodinėjo, kad istorija baigėsi. Viskas ant tiek jau čia mes gerai susitvarkėm, kad viskas. Nu ir ką? Dabar juokinga ir prisiminti šitos dalykus. O tikėjom šitų. Kad bus toks amžinas, jau viskas gyvenimas, toks rojus. Ir dabar eikim prie kito labai svarbaus dalyko, kalbant apie tą valdžios rinkimą. Kas mums pasako, kas, kur ir kaip? Čia rubrika. Kas mums pasako, kas, kur ir kaip? Tiek elitas skelbė savo repertuarą per žiniasklaidą. Ir pasaulį mes gaunam ir vaizdą apie jį per žiniasklaidą. O dabar žiūrėkit, žiniasklaida remiasi pinigais. Žiniasklaida atsirenka, kuriuos tos kalbančios brolijos atstovus rodyt, o kurių nerodyt. Toliau, jeigu paimsi pasaulio žiniasklaidą, ką mes žinom apie pasaulį? Kas mums ją pateikia? Yra kelios agentūros žinių, Reuters, Associated Press, CNN, gal dar užmiršau kokį vieną kitą. Ir viskas. Ir va to šitos kelios pasaulio žinių agentūros pateikia visą pasaulio vaizdą, kuriuo mes operuojame. O Lietuvos, sakykime, televizijos, josgi neturi lėšų, kad nusiųsti savo korespondentus po visą pasaulį. Jos užsiprenumeruoja tų agentūrų informaciją ir atsirenka. Ir už tai jūs matot, jeigu kalbėsim apie užsienio žinias, jūs vakare šiandieną įsijungė televizorių, Lietuva rodys lygiai tą patį, ką rodys Rusija, ką rodys Al Jazeera, ką rodys BBC, rodys tuos pačius reportažus dažnai, su tais pačiais beveik komentarais. Šitaip yra sukūriamas tam tikras pasaulio vaizdas, kuris nebūtinai yra teisingas. Nes už tų agentūrų žinių stovi saujelė žmonių, kurie separuoja informaciją, kuri jiems naudinga, kad mes žinotume, ir kuri nenaudinga. Ir mūsų pasaulio matymė ir mūsų sprendimuose žiniasklaidos vaidmuo pasidaro lemiantis. Nes eidami į rinkimus ir balsuodami už valdžią, mes remiamės kažkokiais vis tiek savo įsivaizdavimais apie pasaulį. O tą mūsų įsivaizdavimą formuoja žiniasklaida, kuri savo ruožtu filtruoja ir tos kalbančios brolijos atstovus, kurios priimt, kurios ne. Nu, štai, sakykime, šitą kalbantį galvą valstybiniai televizijoje jau nebuvo daugelį metų. Neįsileidžiama. Ir yra tik tais pora žiniasklaidos priemonių, kurios priima kitą nuomonę ir kitokį repertuarą. Nes, suprantat, kaip gaunasi, kadangi dauguma elito sutarė dėl repertuaro pagrindinių teiginių, tai tas, kuris nepritarė tiems teiginiams, pasidaro kaip ir svetimas. Atsiranda savo ir svetimo efektas. Čia taip kaip kokie nors religiniai bendruomeniai. Bendruomenė tave atmes, jeigu tu neišpažinsi jų pagrindinių kažkokių dogmų. Tu negali būti jiems savas. Jie tave visada stengsis išstumti, ignoruoti ir neduoti tau pasisakyti. Tai yra dėsnis būdingas visur ir visiems laikams. Ir pas mus jisai puikiai veikia. Jūs galite pasakyti, kad šiandieną niekas netrukdo įsteigti savo žiniasklaidą ir kalbėti, ką nori. Ir tas vyksta iš esmės. Šiandieną interneto laikais gali atsidaryti savo internetinį puslapį ir šnekėti, kas tik tavo ant seilės užėjo. Bet kur problema? Ir kur buvo bolševikų klaida, kur buvo tarybų valdžios klaida, mano supratimu. Jie stengiasi kontroliuoti viską ir palūžo. Nes visko vis tiek nesukontroliuosi. O dabartinis pasaulio organizavimas yra žymiai gudresnis. Senai yra suprasta, kad kontroliuoti reikia mainstreamą, va tas pagrindinės avis, tą būrį, duoti jam tam tikrą mąstymo kryptį, o kad ten kažkoks atskiras žmogelis kažką kalbės kitaip, jis atrodys juokingas. Jis atrodys net juokingas. Jeigu tu kalbi dalykus, kurių dauguma jų pasaulio vaizdas nepriima, va tą, ką aš pačioj pradžioj sakiau, kad jeigu mano pasaulio modelį netelpa tai, ką aš dabar kalbu, jums netelpa į tą modelį, jūs ignoruosit mane. Jūs ignoruosit mano mintį, jūsų visas vidus stums mane iš savo žinojimo, kad toks yra. Tai yra taip sutvertas yra žmogus. Ir čia nieko nepadarys.
Ir dėl to, suvokdami šitą dalyką šiandieną, tie, kurie realiai kontroliuoja pasaulį, jie nesivargina dėl atskirų leidinių ir nelabai varginasi ir dėl mūsų šito visų veiksmų ir dėl Žalgirio puslapio ir taip toliau. Kadangi, kiek ten mumis domisi. Pasižiūrėkit, kieno tiražai yra didžiausiai, kokių žurnalų Lietuvoje. Glamūrinių žurnalų, kurie nekelia jokių problemų. Jų tiražai yra didžiausi. Štai jums geriausias pavyzdys, kad tos avys jos ir nenori žinoti nieko apie pasaulį. Ta dauguma visuomenė. Jinai nori tų malonumų, jinai nori to pasaulio, wishful thinking, jinai nori, kad pasaulis būtų toks, kaip įrodo tie glamūriniai žurnalai. Ir jie nusipirkė tą žurnalą, kol skaito, netgi psichologiškai persikėlė, atlieka tam tikrą psichologinį vaidmenį, psichotokio, kaip čia pasakyti, kaip ir pagalba psichologinė suteikia, ypatingai šiais sunkiais laikais. Taip, iš jų ir nauda yra visuomeniai tam tikra. Nusipirki, pagyveni tenais, pabūni kartu, šitam tokiam pasaulėlį be problemų, glamūriniam, gražiam ir taip toliau. Panašiai su loterijos bilietu būna. Nusipirkai, matai, kad bus milijonas ir jau visą savaitę svarstai, kur tą milijoną padėsi, jau tu įskirstai ir savotiškai tau kažkokia gaunasi psichoterapija. Tai štai žiniasklaida puikiai visus tos dalykus išmano. Ir tai nereiškia, kad tie žmonės, kurie daro tos glamūrinius žurnalus, yra kažkokie labai išmintingi. Jie gudrus. Jie gudrus. Jiems šitoje vietoje užtenka to gudrumo, kad pasinaudoti žmonių naivumu ir gerai įsitaisyti. Bet juk rezultate tai mes ateinam prie tos valdžios rinkimų. Ir dabar žiūrėkit, sudedam viską į krūvą. Ir kas gaunasi? Situaciją valdo iš esmės žiniasklaida. Žiniasklaidos darbuotojai yra to elito dalis. Jie turi tam tikrą repertuarą, kuris 20 metų yra transliuojamas ir duoda visą laiką tą patį rezultatą, kurio visuomenė nepatenkinta. Bet kito repertuaro negali būti, nes jie nepriima kitų minčių. Plus yra dar užsakymas tokioms mintims ir tokiam repertuarui. Už jį yra mokama. Mokama ir ne visada iš Lietuvos. Juk yra suinteresuoti kažkokios jėgos pasaulyje, kuris turi savo tikslus ir taip toliau. Ir štai mes ateinam dabar jau konkrečiai prie šitų rinkimų. Rubriką pavadinau renkam ir vis tas pats. Tai štai, suprantat, aš kol kas nesakau, ką reikia daryti. Aš nesakau, gerai tai yra ar blogai. Aš tik bandau pats savo ir tuo pačiu jums paaiškinti ir išsiaiškinti, kodėl rinkimai visada duoda tą patį rezultatą. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie pačią tą procedūrą rinkimų. Kas tai yra, tie vadinami demokratiniai rinkimai? Kad rinkimai būtų prasmingi, tai reikia turėti ne tik iš ko rinktis, bet reikia ir suprasti, ką tu renkiesi. Kaip tu gali rinktis? Ar galima vadinti teisingais rinkimais tuos rinkimus, kada žmonės renka nelabai suprasdami, ką jie renka? O dabar, jeigu prisiminsim viską, ką aš šnekėjau, didžioji dauguma iš principo yra nepajėgus susigaudyti, kas čia vyksta. Bet jis gauna rinkiminį biuletenį, įsivaizduokit, to glamūrinio žurnalo skaitytojas. Sakykime, ar ne, moteriškė ten, ar koks vyrukas, kuris domisi tik tais glamūriniai žurnalai. Jis ateina ir sprendžia jūsų likimą, mano likimą, žalio supratimo neturėdamas, o kas yra tie, kurie paskui ten tam Seime sėdės ir ką jie darys. Bet juk taip vyksta, jūs turbūt sutiksit, jeigu mes pripažįstam, kad dauguma žmonių nėra labai protingi ir gudrus, tai kaip jie gali spręsti už mūsų likimą? Ir kokį rezultatą po to galima laukti iš viso šito? O negi dabar kas nors manims iš tų, kurie klausys ar skaitys, ims įrodinėti, kad labai jau daug žmonių susigaudo ekonominėse teorijose, pinigų emisijos reikaluose ir kitose klausimus. Kada net ekonomistai klysta tuose dalykuose. Ekonomistų yra kokiu nori. Jūs pakvieskit keletą ekonomistų su moksliniais vardais ir jie jums teiks visiškai priešingus dalykus.
O čia turi žmogus ateiti, kuri žalio supratimo, bet tai neturi. Ir turi dalyvauti rinkimų procese valdžios. Tai kuo jisai tada remiasi rinkdamas? Jis remiasi savo jausmais. Patinka, nepatinka. Jokių programų jis neskaito, o partijos supratusios, kad tų programų niekas neskaito, nustojo jas įrašyti iš esmės. Tai yra irgi grynas formalumas. O be to jos niekur nesiskiria savo esminiais momentais. Nes didžioji dauguma partijų, jos skiriasi tik pavadinimais, bet ne savo realiais darbais. Nes aš vėl kartuoju. Ir liberalai, ir konservatoriai, ir centristai, ir kas tik jūs nori dar. Už Europos Sąjungą balsavo kartu. Už privačių pensijų fondų kūrimą balsavo kartu. Už, sakykime, siuntimą mūsų kareivių į Afganistaną balsavo kartu. Ir panašiai. Tik vienetai Seime balsavo kitaip. Vienetai. Vadinasi, partijų tarpe yra visiškai sutariama dėl repertuaro. Visiškai sutariama. Tai žmogus iš to repertuaro sakytojų, kurį besirinktų, gaus tą patį rezultatą. Ir jis renkasi grinai patinka, nepatinka. Ir čia yra atsakymas, kodėl gaunasi toks fenomenas. Kada tik Seimą išrinko, ir jau jo reitingas beveik nulis. O štai prezidentą išrinko. Dažniausiai jo reitingas išsilaiko iki pabaigos didelis. Kodėl šitai? Aš siūlau jums vieną atsakymą, kodėl taip yra. Dėl to, kad kada žmogus renka Seimą, jis balsuoja už kažkokį jam patinkantį asmenį. Bet tokių bus 1-2. O dauguma jam nepatinka. Ir tada, kada jisai kalba apie visą Seimą, ten dauguma jam nepatinkančių. Ir jisai sako, nepasitikė aš to Seimu. O kai jisai balsuoja už prezidentą, jisgi balsuoja už vieną tik asmenį. Ir tas asmuo ir yra visą laiką vienas viršūnė. Ir jeigu jau jis man patiko, tai jeigu tas prezidentas nieko nedarys, tyliai ramiai sėdės, kalbės tai, ką jisai nori girdėti, tas rinkėjas, va ta wishful thinking jam visą laiką transliuos, tai jis ir išliks jam malonus ir patinkantis. Ir čia gaunasi toks keistas paradoksas. Kuo, sakykime, prezidentas mažiau daro, tuo jis bus visada populiaresnis. Nes kai tik jis pradės daryti, ką nors realiai, iš karto tie rinkėjai pradės vertinti jo veiksmus. O jeigu jis tik kalbės tai, ką dauguma nori girdėti, jis labai nesunkiai išliks populiarus per visą laiką. Dar galima pasižiūrėti į prezidentų rinkimus kitų kampų. Atsakykime, pirmas mūsų prezidentas. Pagrindinis jausmas, mano supratimu, kuris vedė žmonės balsuoti už jį, tai buvo tas palyginimas buvusio gyvenimo jų ir esam. Jis atstovavo tą nostalgiją praeičiai savotiškai. Jis atstovavo tą gyvenimą, kuris atrodė sugriuvo ir dabar yra blogiau. Bet tas nepasiteisino. Balsavimas už jį nedavė jokio naujo gero rezultato. Tada ateina žmogus iš Amerikos. Tai kaip? Mesgi tai orientuojamės į tenais. Mūsų visas repertuaras dabar tai yra orientuotas į vakarus. Ir vakaruose, Jungtinės valstijos, čia yra tas diktatorius madų ir repertuaro pagrindinis. Ir čia atvažiuoja žmogus iš ten. Tai aišku, jisai žino, ką reikia daryti geriausiai už kitus, ar ne? Yra grinai va toks wishful thinking pasirinkimas. Aš noriu, kad tai būtų ir tiek, nors tai visiškai nieko bendro su realybė neturi. Bet mes sėkmingai už jį nubalsuojam, jisai sėkmingai atbūna, nieko nenuveikia, jis ir negalėjo nuveikti, bet ir gerai, bet išliko populiarus. Na, kitas variantas, dabartinis variantas, lygiai tas pats. Aš labai abejoju, kad būtų sukilęs toks didžiulis jausmas dabartinė mūsų prezidentė, jeigu ne jos buvimas Briuselyje. O čia vėl tas pats fenomenas. Mūsų žmogus nepasitikė čia savo gyvenimu. Jis mano, kad mūsų gyvenimas yra blogas, negeras ir mes apskritai esam nieko verti. O viskas ten yra gerai, mesgi iš ten imam pavyzdžius. Visas mūsų repertuaras iš ten yra. Tai jeigu tas mūsų atstovas jiems tiko, tai kaip jis mums gali netikti? Ir štai mes už jį balsuojame ir jo reitingas laikosi šiandieną ir laikysis ir toliau. Jeigu nepradės ką nors veikti. Tai jeigu pradės veikti, tai reitingas pradės kristi. Ir suprantat, gaunasi uždaras ratas. Norint ką nors pakeisti, reikia kalbėti visiškai kitą repertuarą. O tą kitą repertuarą, tas, kuris kalba, jis bus nesuprastas, nepriimtas, o tie, kurie supranta, yra tokie, kurie supranta, kuo tas grėsia dabartiniai sistemai. Jie padarys viską, kad jis nepakliūtų į žiniasklaidą, kad jis būtų diskredituotas vienai par kitai.
ir ratas užsidaro. Norint padėti toms savims, reikia turėti galimybę veikti. O ta galimybė veikti atsiranda per rinkimus, kurios kontroliuoja suinteresuotos jėgos tam tikros ir žiniasklaida. Dabar žiūrėkit, dar kitas fenomenas. Partijoms reikia žiniasklaidai. O žiniasklaidai reikia pinigų. Taip? O pinigus kas duoda, tai tas po to nori ir gauti. Ir vėl uždaras ratas. Tai ko galima tikėtis iš politinės sistemos, kurioje viskas yra perkama už pinigus ir paskui reikia atidirbti tiems, kurie tos pinigus davė. Aš esu kažkada kėlęs klausimą, kada jūs matot nuklotą visą Lietuvą kažkokio tai politiko plakatais. Visą Lietuvą nuklotą kažkokio plakatais. Jūs savo iškelkit klausimą. Jūs už tos plakatus mokėjote jo? Ne jūs. Tai kodėl jūs manot, kad jis dirbs jums, o ne tiems, kurie sumokėjo už tos plakatus? Tai čia irgi yra wishful thinking. Man norėtųsi taip galvoti, kad kažkas visiškai nesavanaudiškai aukoja pinigus ir tas dirbs mūsų visų labui, bet tai yra tik tais noras. Taip gyvenime nebūna, arba labai retai būna. Ir dėl to situacija gaunasi tokia, kad kol nepribręs arba pats elitas nepribręs repertuaro keitimui, o sakykime, kas atsitiko tarybinio laikotarpio pabaigoje? Kodėl elitas taip lengvai persėmė kitų repertuarų? Todėl, kad jis formaliai dar kalbėdavo tas tarybinės mantras, bet jau tarp savęs, viduj, jau jis tomis mantromis netikėjo ir jis jau turėjo visiškai kitą jau repertuarą. Virtuvėse mes visi atsiminam, kurie tuo metu gyvenam. Ką mes šnekėjom tarpusavį, ką mes šnekėdavom virtuvėse. Niekas nebetikėjo tuo repertuaru, kuris dar buvo Pravdos laikraštį. Ir dėl to, kai tik atsirado sąlygos, jis labai greit virto ir pradėjo visiškai kiti procesai prasidėti. Bet čia atėjo ir kitas užsakovas. Ir nereikia manyti, kad jeigu tu, tai kaip jums pasakyti, besąlygiškai priimi, vėlgi neįvertindamas va to, ką aš kalbėjau savo pirmą monologę apie kainas ir algas, kas nematėt, labai rekomenduoju pasižiūrėti, tada, nes čia yra ryšys tarp pirmo ir antro monologo. Mes priėmėm visiškai nekritiškai tą repertuarą ir šiandieną po 20 metų mes praktiškai esam vienas netiktis turim. Ir nežinom, ką toliau daryti. Ir klausimas iškyla, kas kaltas ir ką daryti. Tai štai kas kaltas, aš bandau atsakyti šito monologu. Kalti esame mes patys. Ir dabar ką čia svarbu suprasti? Kaip ką iš to, ką aš pasakiau, galima pakeisti, o kaip ko negalima pakeisti. Tada žmonių susiskirstimas pagal potencialą, mūsų mąstymo ypatumai, jie yra nepakeičiami, jie yra duotybė. Bet pakeisti galima rinkimų mechanizmą. Ir čia aš turiu paskui ką pasiūlyti. Kaip ką galima pakeisti, kaip ko negalima pakeisti. Bet tikintis kažkokių realių permainų, kelias yra tik vienas. Arba elitas pribręs naujam repertuarui, o šiandieną tas, kas klostosi vakarų civilizacijoje, su riaušėmis įvairiose pasaulio šalyse, su nebesugebėjimu išlaikyti tą pragyvenimo lygį, kuris buvo didžia dalim sukurtas iš skolintų pinigų. Ir dabar tas jau po truputį aiškėja. Ta, ką mes prie šito stalo kalbom jau ne pirmi metai, dabar aiškėja net kaip kuriems ekonomistams Lietuvos. Taip, kad kada paaiškės kažkokiai kritiniai masiai, susiformuos naujas repertuaras, va tada pasikeis ir valdžios kokybė. Arba yra kitas mechanizmas, jisai, bet jau yra revoliucinis, kada apskritai į Seimą ateina kitas elitas. Ateina tas elitas, kuris kalbėjo visus šitos 20 metų kitą repertuarą. Jis kitaip ir veiks. Ir jo programa bus visiškai kitokia. Ir tą programą, baigdama šitą monologą, aš sakau, galiu, jeigu bus suteikta teisė, išsakyti trečioji daly savo šitų monologų serijai. Ką reiktų daryti mano supratimu. O kad aš būsiu sunkiai suprastas, va dėl to aš ir sakiau šitą monologą, kad duočiau tą pasaulio vaizdą, kodėl aš būsiu sunkiai suprastas tą, ką aš siūlysiu trečioji dalyje. Dėkui uždėmesi.